Sveiki laidos Gyvas ravėsis sniegė žiūrovai. Šiandieną mūsų svečiuose jaunosios kartos aktorė Urtė Povilauskaitė. Labas, Urtė. Labas, Sniegė. Labai malonu čia tave matyti, labai sunkiai. Čia tave prisikviečiau, derinom datas, tu ten tikrai labai užsiemus esi. Žinok, visų savo svečių prašau, tai kol dar nepradėjom pokalbę. Pati pristatyk save žmogui, kuris apie tave visiškai nieko nežino. O, wow. Kaip aktoriai neturėtų būti sunku? O, labai sudėtingi tokie dalykai yra. Kartais kažką vaidinti yra lengviau negu būti savim tiesiog prieš kamerą. Geras. Tikrai taip. Man, jau taip. Tai aš esu Urtė, aš esu aktorė, aš esu draugė, aš esu žmogus ir esu paprastas žmogus. Tai nelabai daug, gal ką aš turiu pasakyti daugiau išsiplė. Tiesiog, tu esi asmenybė. Aš esu, bet asmenybė tada irgi atrodo, kad kažkokia asmenybė. Tiesiog aš žmogus, aš paprastas žmogus, atrodo kartais, kad mes taip tą aktorių kažkaip iškeliam, gal iškeliam kažkaip, kad jis bus, aš manyčiau, kad aš esu gana kukli, dėl to aš man matau. Sudėtinga yra prisistatyti, tai čia aš daug nusišnekėsiu tikriausiai. Aš sakyčiau, kad tu čia, žinok, šito klausimo esi tikrai per kukli. Panevėžy tu tikrai esi žinoma kaip jauniausia, ar aš neklystu, kad tu esi jauniausia aktorė čia? Iš tikrųjų tai ne. Ne? Mūsų teatro trupai, mano du kursiokai, kurie yra kartu, yra šiek tiek jaunesni. Keliais mėnesiais. Keliais mėnesiais. Tai gal mergina aktorė, gal ir esu jauniausia, bet... Bet yra ko pasidžiaugti. Tai nebūk tokia kukli ir tai pristatyk, kur tu čia dirbi kaip aktorė? Tai aš dirbu Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre. Vaidinu, turiu kažkokių tai kitų projektų iš šalies, kartais nusifilmuoju filmuose, serialuose. Tai... Bet tu čia šneka, žinai, taip, aš čia filmuose, aš serialuose, tik kas tu čia? Dažniausiai galima pamatyti mane teatre, nes tie filmai, kiek jų filmuoja Lietuvoje, nėra tiek jų daug, tai būna tu prieš 2-3 metus nusifilmuoji kažkokiam projekte ir tada, ateina netikėtai, kad jau pabaigė, jau išeina į kino teatrus. Gal tu gali pavardinti, kokiuose tu esi filmuose nusifilmavus ar serialuose? Aš žinok, norėsiu ten pamatyti. Tai labiausiai gal dabar, kuris išėjęs filmas yra neseniai, tai yra Danka, Dovilės Gasiūnaitės. Aš pati dar jo nemačiau, tai daug negaliu pasakyti, bet mes jį filmavom ir gal prieš daugiau nei metus, beveik 2. Taip pat neseniai yra išėjęs Igno Jonino filmas Siena. tą filmą filmavom prieš 3 metus. Aš apie šitą, žinau, kažką girdėjau. Tai daug laiko praeina iki kol ją išvysta, žodžiu, žiūrovai juos išvysta ir Vidurnakčio seansas Algimanto Puipos irgi jau seniai filmuotas dalykas, čia seniau išėjęs filmas. Tai o kas išeis dar negaliu sakyti. Bet tu nesi tik teatro aktorė, tu nesi tik kino aktorė, tu minėjai, kad tu užsiėmė kažką ir su muzikėlė biški. Taip, čia yra toks naujesnis dalykas atsiradęs mano gyvenime, nes aš šiaip su muzika neturiu nieko bendro, net ir Panevėžio muzikalkės nelankiau nieko. Tai tiesiog nuėjus į akademiją, ten šiek tiek tie mano įgūdžiai buvo palavinti, bet mano draugas, mano sužadėtinis, Kasparas. Sveikinimai. Ačiū. Yra labai irgi talentingas. Mano kursiokas, jis yra labai talentingas aktorius ir taip pat dainininkas, atlikėjas. Ir mes, kurdami tą gyvenimą kartu, kažkaip pajautėm, kad mums visai neblogai kūrėsi kartu ir muzika. Tai mes kažkaip pradėjom po truputį konstruoti, kelias jau išleidom dainas, labai man jos patinka. Tai galite paklausyti, Kasparas Palydėk. Ir aš dar to režisavau tą klipą, kurį mes esame išleidę. Wow! YouTube. Jūs būtinai turite paklausyti? Palydėk ir yra kita labai faina daina, Nusimaudyt, tai paklausykit būtinai ir išleisim daugiau su laiku. Mes labai lauksim. Wow, tu šiaip labai daug dalykų veiki gyvenime. Aplamai, jie tokie ir panašus tuo pačiu, bet ir skirtingi. Tokia tu įdomi asmenybė iš tikrųjų esi. Čia taip atrodo. Aš iš tikrųjų negalvoju, kad aš čia labai daug dalykų darau, bet kai kalbėjau. Žinok, taip ir yra. Ir aš pati galiu tą patį pasakyti iš savo pusės. Aš pati tokia esu didelė darboholikė. Pas mane visos veiklos buvo vienas metas.
kai jos visos skiriasi. Aš nesuprantu, aš bėgu pas vaikus, aš čia bėgu tada į laidą, tada paskui aš sėdžiu prie kompo, kažkokius popierius pildau, paskui aš ten bėgu kažkur kažkam pafilmuoti, kažką kanvai paredaguoti, tarsi visas veiklos skirtingos. Ir man pačiai atrodo, kad, ta prasme, aš tiesiog gyvenu, visi čia taip gyvena, žinai, čia normalu, bet ne, taip nėra. Ir mes kiekvienas esame ant tiek ypatingas, ant tiek unikalus ir tas visiškai neišimtis. Aplamai tavo profesija, žinok, jinai yra tikrai labai sudėtinga ir aplamai aš tikiu ir žinau, kad dažniausiai vaikų, kartais ir paauglių svajonės yra, aš būsiu aktorius. Nu, tu pati žinai, kad tai yra labai trokštama profesija, bet retai kas į ją nueina. Tai gal, kodėl taip atsitinka? Kad svajoja ir, žinai, tas siūlas paima ir nusikirpa kažkaip. Man rodos, kad tai visų pirma, norėjau pasakyti, kad labai faina, kad tu darai daug dalykų ir man atrodo, kad smagu pasižiūrėti kartais iš šalies ir suprasti, koks gali būti žmogus visapusiškas, bet nieko, jeigu žmonės pasirenka ir kažką vieno daryti, o tiesiog dirba ties to. Aš kartais jam pavydžiu. Tik niekam nesakyk. O dėl tų svajonių, tai gal mano nuomonė, atrodo, lengva yra sumaišyti, ypač vaikystėje, paauglystėje, kai tu žiūri, gal matai daug visokių ten tų filmų, ar ten spektaklių, ar kažkokių kitų dalykų, yra lengva sumaišyti ir kažkaip tai suidealizuoti tą aktorių, kad čia viskas yra labai, labai faina, kad tu būsi ir toks žinomas, ir visi ten tave mėgs, ar tavim rūpinsis, arba tavo ten vaidmenis bus visi tokie ryškūs. Šou biznis, žinai, nu, jo. Nes iš tikrųjų tai ta vaidyba, jeigu nuėmus tai, kad tu ten esi kažkokia žvaigždė, jeigu tu tiesiog esi, paprastas aktorius, kuris mokosi, eina, paskui dirba, bando užsitarnauti ten savo vardą, savo įvaizdį, taip toliau kažkokius vaidmenis gauti, tai yra sudėtingas darbas. Ir tas darbas yra su pačiu savim, su savo paties psichologija, gebėjimu valdyti savo kūną, savo mintis, savo balsą. Tai yra dalykai, kurie pareikalauja tavo įdirbio. Ir paskui tai yra visai nemaža, sakykime, tokia kova ir su tuo, kaip žmonės žiūri tave. Tai nėra lengva, tu dažnai vaikštai į castingus, tu negauni tų vaidmenų, tu gauni visokios aštrios kritikos, kurią būna kartais sudėtinga priimti, kuri tave verčia abejoti, ar čia tavo kelias, nes tų aktorių tikrai yra, tiek Lietuvoje jų yra išugdoma ten akademijose, čia yra nemažai ir ta konkurencija yra didelė. Tai jeigu tu nesi pasiekęs jau to kažkokio taško, kur tu gali jaustis ramiai, uždirbti savo pragyvenimui pinigus, gauti vaidmenis, gal netgi rinktis, ką tu nori ar nenori vaidinti, iki tol tai yra tikrai nelengvas darbas. O kaip tu pati pasirinkai aktorystės kelią, nuo ko jisai prasidėjo? Žinai, kaip ir sakiau, kažkam yra tai vaikystės svajonė ir dar už kadro mes kalbėjom, kad kažkas pradeda darželį, tada ateina etapas, kai pamiršta, kad jie kažkokie tai aktoriukai, teatras, žinai, smulkaus, paskui ir vėl, žinai, tas grįžta ir tada jau tas svajonė kaip ir įsipila. Tai vat kaip pas tave buvo su tuo aktorystės keliu, kad jisai pas tave įžengė į tavo gyvenimą ir pasiliko? Aš esu dukra aktoriaus, tai man nesvetimas tas pasaulis buvo jau nuo pat vaikystės, mano tėtis dirbo Andrius Povilauskas, taip pat aktorius ir teatre Menas, kai aš buvau visai maža, tai aš ten šmirinėdavau po užkulsius tarp dekoracijų, man tai buvo kažkaip labai įdomu, labai taip natūralu, paskui jis ir Juozo Miltinio dramos teatre taip pat dirbo. Kartu kažkaip mes niekad nebuvom vienu metu, bet jo, ir aš kažkaip jaučiau, kad man tai yra labai sava, man ten norisi būti, dar vaikystėje, paauglystėje aš taip pat šokau pramodinius šokius, bet to iš Panevėžio labai daug gerų pramodinių šokių šokėjų ateina, tai aš dabar jau to nebeužsiemu, bet vis pastebiu, kad tiesiog šiaip panevėžiečiai tokie disciplinuoti žmonės yra. Tai gal kažkaip ir tie šokiai mane pripratino visai prie buvimo stebimai ir tai, kad į mane žiūri, kad aš kažką duodu žmonėms, matau, kaip jie į tai reaguoja. Bet šiaip tėtis manęs niekada neskatino, kad, tu stok, būk čia aktorė. Nes jis, manau, supranta, kad tas kelias yra sudėtingas. Aš irgi gal tikrai, jeigu kalbėčiau su jaunais žmonėm, juos, kaip pasakyti, paskatinčiau tikrai pamastyti, ar čia yra tas kelias, kuriuo jie nori eiti.
Tai taip, tai aš baigus mokslus net nestojau į tą aktorinį. Įstojau mokytis užsienį, ten pasimokiau metus. Supratau, kad ne man ir grįžus vasarą galvojau, aš tiesiog pabandysiu stoti tą akademiją, nes man taip vis knėtėjo, vis buvo labai įdomu. Galų aš neįstosiu, tiesiog grįšiu atgal ir mokysiuos ten, ką mokiaus, tai Švedijai. Bet įstojau. Tas stojimas į akademiją, taip, man atrodė, kad aš turiu tokio potencialo, sakykime, daryti kažkokius labiau geriau pinigus uždirbančius dalykus. Bet, matyt, negali suvaldyti ir sukontroliuoti dalykų. Tiesiog ne mano dalykas buvo. Aš labai daug pažįstu žmonių, kurie baigia tą mokyklą, įstoja, žinai, kažkur, blemba, čia ne mano. Ta prasme, pavyzdžiui, mano vaikinas, net įsivaizduok, jisai po mokslų savo po mokyklos tikrai nestojo, bet anais metais jisai pateikė, ten norėjo trenerių, žinai, pasibaigti ir paskui dar įstojo į pareižį ten verslo vadybą. Kažkas ten, man atrodo, tokio. Ir jisai sėdi ir jį patvirtina tą verslo vadybą. Ir jisai sėdi ir žiūri mane. Sniegė, tu kvaila, koks aš verslininkas, aš nenoriu ten eit. Ir jisai nėjo, visiškai ne jo. Nes čia buvo toks antras, žinai, pasirinkimas ir ten priėmė. Tai ant kiek yra gerai tie laisvi metai, arba, žinai, nueit kažkur ir suprast laiku, kad tai yra ne tavo ir čiuožti iš ten, kaip tu gali greičiau. Taip, man, aišku, ne visiems tai veikia, bet aš esu už tokį laiką savo, nes mes vis tiek pradedam į darželį, tada į mokyklą, tada po mokyklos jau universitetas ir atrodo, kad yra žmonės, kurie žino tikrai, ką jie norės veikti. Pavyzdžiui, mano brandi draugė ir klasiotė, kuri tikriausiai žinojo ten jau ne kokių 14, kad ji nori būti architektė ir ji tada ir pasibaigė ir jinai dirba architektė. Ir ta prasme, jos kelias yra toks aiškus ir jai buvo aiškus jau nuo paauglystės. Yra žmonių, kurie tiesiog nežino ir kartais yra truputį sudėtinga nuspręsti, ką tu veiksi visą savo likusį gyvenimą, kai tau yra 17 arba 18 metų. Taip. Ir tu gali ten pasimokyti kažkur metus, ten mest, akademinių pasimti, taip toliau. Kažkam ir šitas kelias veikia. Bet kai kam jis įneša gal daugiau tokio chaoso ir dar labiau nežinojimo tada, kur jau man čia eit, ką daryti ir ką veikti. Tai... Bet žinai, iš tos pusės, pavyzdžiui, dabar aš galiu sakyti, kad mes einam į tokius lengvesnius laikus, nes yra daugiau šnekama apie tai, kad tu gali rinktis, nebijoti klysti, nebijoti pakeisti. Žinai, kaip būdavo anksčiau? Įstoji tuo dantistu ir varyk iki gyvenimo galo, ten, žinai, to keliu pamirštų, ten, kad kažkada apie kažką svajojai, nes čia yra šilta, patogi, žinai, vieta ir tu ten turi sėdėti. Dabar mes jau turim daug, žinai, to tokio jaunimo, kuris sproksta ir kalba, kad aš pabandžiau, man netiko, aš bandau kažką kitą, žinai, tarsi, kur nebijojimas yra bandyti kažkoks. Tai aš manyčiau, kad dabar mes gyvenam labai fainam etapė, kur nebėra tos baimės. Nebėra tos baimės, kad tu pasirinksi ir tau netiks, nes tu gali pakeisti. Aš manau, kad tie dalykai vis keičiasi ir tikriausiai keičiasi į tą gerąją pusę, dar yra ir vis tiek Lietuvoje tas pliusas, kad tu gali ten įstoti kokį nemokamą, ar ne, ir jaus motivaciją tada ten kažkaip mokytis dėl to, arba nesiparinti tiesiog per daug dėl tų pinigų. Tai manau, kad kažkokios galimybės yra suteikiamos, klysti ir nesijaus, kad tu čia, savo tėvų ten 1000 išleidai. Nes aš turiu ir tokių draugų, kurie irgi klasiokai įstojo kažkur ir jie nemetė mokslų vien dėl to, kad jie jautėsi kalti arba atsakingi, kad jų tėvai moka už tą mokslą. Ir jeigu tu ten nepabaigsi, tai tada kaip ir neverta išvaistai tos pinigus. Tai aš kažkaip tikiuosi, kad mes judam tą linkme, kur žmonės, ypač dar jauni žmonės, turi galimybę šiek tiek išsilakstyti ir pajausti ir nuspręsti, kas yra tas jų kelias. Nes man atrodo, kad tai, jeigu tu įstoji, kur tu nelabai gal norėjai, nelabai patiko mokslai ir tą dirbi darbą, kuris tau nelabai patinka, tai tada tiesiog audinam nelaimingus žmonės, nes nori, kad tai būtų. Būtent. Labai čia jau nukrypome į tą mokslą. Nors pradinis klausimas buvo, kaip tas radai aktorystėj, tai šiek tiek sugrįžtam prie tos aktorystės tavo ir prie tavo aplamai visų veiklų. Pirmiausia, aš noriu paklausti aplamai, kaip tu suderini savo visas veiklas. Teatrą, kiną, muziką, asmeninį gyvenimą. Aš manyčiau, kad aplamai tos veiklos jos yra labai daug laiko reikalaujančios. Tai nėra, žinai, kad tu skiriai 5 minutės teatrui, 5 minutės kinui, 5 minutės muzikai. Tai vis tiek reikalauja, žinai, to prisėdimo ir šiek tiek pabuvimo tame. Tai kaip tai suderinti? Taip, tai vat,
Gal iškart pasakysiu, kad kinas tai nėra labai daug laiko reikalaujantis dalykas, nes jis būna retai ir jeigu ten tu, arba aš, sakykime, kažkokiam ten filme per metus nusifilmuoja, tai vis tiek yra kažkokia tik tai maža dalis mano visų tų metų. Repeticijos tai būna dažniausiai porą mėnesių vykstantis toks intensyvus procesas. Tai pavyzdžiui, šiais metais aš Juozo Miltinio dramos teatre vienoj tik tai buvau premjeroj. Tai reiškia, kad aš buvau 2 ar 3 mėnesius tik tai taip intensyviai užimta. Praeitą sezoną aš buvau visose 4, tai aš tiesiog po vieno proceso ten savaitę laisva ir tada vėl 2 mėnesiai, ten 3 ir taip toliau. Tai va, tam buvo labai intensyvus metai. Dabar turi kažkokių intensyvių periodų ir tada viskas ramiau. Tai gal čia taip atrodo, kad esi toks labai užimtas. Bet kartais, kai turi laisvo laiko, kada kažko nerepetuoji, tai tada ir atsiranda noras investuoti savo laiką į tuos kitus kažkokius projektus. Ir tas laisvas atsiradęs laikas tau suteikia ir galvoj erdvės tiesiog mąstyti apie kažką kito. Nes jeigu repetuoji spektaklį arba žinai, kad būsi kažkokiam spektaklį, tai dažniausiai skaitai literatūrą su tuo susijusią, galvoji ten apie tą vaidmenį, kažką kuri. Kai repetuoji, tai iš vis ten, man atrodo, man kitiems gal būna, kad tu gali dar ten mąstyti apie kažkokį kitą kūrybinį projektą. Aš bent jau negaliu, tiesiog nėra tiek vietos galvoj. Tai jo, o paskui, kai atsiranda tos erdvės, man atrodo šiaip, kad, bent jau mano atveju, kūryba gimsta galvoj, kad tu turi duoti savo laiko kažką, nežinau, veikti, skaityti, vaikščiot su kažkuo, tai gal kalbėti, žiūrėti kokius tai filmus ir tau galvoje atsiranda tos idėjos ir paskui tau jas reikia praktiškai tik kažkaip užrašyti ir įgyvendinti. Tai. Bet kadangi tu pati minėjai, kad vis tiek tai nėra pastovu labai, žinai tas aktorystės aplamai kelias tavo, nukenčia vis tiek ir finansai. Tai tada tos tarpus tikriausiai irgi vis tiek stengiasi užpildyti tom veiklom, kurios tau atneštų kažkokius tai ar pastovesnius šiek tiek finansus, ar papildomus finansus. O gal net turi kažkokią veiklą, kuri tau neša tokias, pastoves, ar ne, gal net nelabai didelės, bet tiesiog pastoves pajamas, žinai, o visa kita jau yra kaip yra. Tai va čia yra pliusas būti etatiniu teatro aktorium, kad tu čia turi tų procesų ar neturi, tu vis tiek gauni savo algą kas mėnesį, kaip turi būti. Aišku, kad jeigu tu vaidini labai daug, tai tu gauni šiek tiek daugiau, kad irgi kompensuoti už tą visą krūvį. Tai dėl to taip iš dalies gali būti šiek tiek ramesnis, nes žmonės, aktoriai, kurie yra tik laisvai samdomi, tai tada tos pajamos būna visiškai nepastovios, nes gal tu vieną mėnesį turėsi ten 8-9 spektaklius, kitą mėnesį 2. Tai už 2 spektaklius tu niekaip neišgyvensi ten visą mėnesį. Tai... Bet žinok, visiems labai yra įdomus faktas, aš tikiu, šiaip man net pačiai kaip žmogui yra įdomu, ar tai yra dideli pinigai, ar tai yra tokie pinigai tiesiog, kur gali sau leisti išgyventi, bet turi kažką papildomai turėti. Vėlgi, kas yra daug ir kas yra mažai, yra labai individualu, kaip žmonės supranta. Gerai, tarkim, dabar lietuviai uždirba, šiaip 1000, ten virš 1000, kažkas tai tokio. Ir čia dažniausiai jiems užtenka pragyvenimui, žinai, aprūpinti tiesiog maistu save, būstus, stogo virš galvos ir apie kelionės mes pamirštam iš vis. Kaip aš sakiau, jeigu tu nesi pasiekęs kažkokio to aukštesnio taško, tai aktoriaus profesija tikrai nėra ta profesija, kuri tau uždirbs daug pinigų. Aktoriai, dirbantys teatre, etate, nėra, kad uždirba daugiau negu vidutinis kažkoks darbuotojas. Gal net, iš savo pusės ten galiu tik tai pasakyti, nežinau, kiek visi kiti uždirba, bet kartais atrodo, kad tu, norint gyvenimą tokį, kur tu galėtum ten išvažiuoti kažkokią kelionę arba ten nusipirkti kažkokius ten mandresnius ten batus ar dar kažkokius dalykus, bet ne tik paprastai pragyventi, tu turi apsimti kažkokiais kitais pašaliniais projektais. Bet čia yra labai labai normalu aktoriaus tam kelyje, nes manau, kad yra labai mažai aktorių, kurie tik, tarkim, vaidina teatre ir viskas. Kurie vis tiek vedi renginius, nusifilmuoji ten klipuose kažkokiuose. Su vaikais dirbi. Žodžiu, priklauso nuo to, kiek tu įdėsi, tiek tu ir turėsi, vienu žodžiu. Kiek to talento pas tave, kiek tu noro yra dirbti, atiduoti save. Bet čia normalu iš tikrųjų.
Nu jo, sakau, čia yra vėlgi, tuos aktorius galima paskirstyti, tuos, kurie dirba etate ir tuos, kurie yra laisvai samdomi. Bet visi aktoriai, sakyčiau, kurie dirba etate, yra ir laisvai samdomi ir turi kažkokių savo side projektų, kuriuos daro. Tai lygiai taip pat, jeigu aš dirbčiau vien tik tai teatre, aš manau, kad aš galėčiau gyventi ramų, paprastą gyvenimą, bet aš noriu veikti daugiau, noriu ir kažko nusipirkti kartais daugiau, noriu. Taip, laisviau tiesiog savo leisti gyventi, viskas. Ir tai yra normalu. Žodžiu, norit būti aktoriais, biškis irgi daugiau. Biškis tenkitės, biški parako daugiau iš užpakalio ir viskas. Bet yra tokių rinkų, kaip pasakyti, kaip pavyzdžiui reklamos. Tai, pavyzdžiui, jeigu tu filmuosi reklamai už patį darbą ir už tavo atvaizdo panaudą tam tikram laikui, tu gali uždirbti žiauriai daug. Nu, tai čia kaip influenceriai. Nu, jo, praktiškai. Nes išvis. Tu gali filmuotis, pavyzdžiui, kokiam filme, kur ten žiauriai faina idėja, arba pas ten studentus, kurie ten visai tų pinigų neturi, tai tu pačios tiesiog eini už ačiū. Ir ten žiauriai faina, ir ten dirba vis ir taip toliau. Žiauriai daug darbo ir ta ateini reklamą, tipo, nusifilmuoji ten, kur pusdienį ir tiesiog gauni ten belė kiek pinigų. Tai kartais apsimoga. Tai žinokit, jeigu aktoriai būna reklamose dažnai, tai žinokit, kad tiesiog jiems yra labai naudinga šitą. Aš apie šitą esu girdėjus, iš tikrųjų, kad yra labai labai naudinga reklamose filmuotis. Aišku, ne visus jos yra atranka, čia yra sėkmės reikalas, priklauso nuo to, ko reikia tai įmoniai. Kokio veido, žinai, žiūriu, ar tu dantis reklamuosi, ar tu rūbs reklamuosi. Aš tave, ne veltui tu esi dabar su Adidas kelnėm. Aš tai įsivaizduoju kažkur sportinės aprankos. Žinok, reklamai. Realiai, žinai, kai matai žmogų ir įsivaizduoju, kur tu galėtum jį pamatyti, tai aš tave realiai ten norėčiau pamatyti. Šiaip fainiai būtų Adidas. I hope. Aš esu buvo šiaip vienoje reklamai nusifilmavus, kol kas per... Tikiuosi lūpdažį reklamavai. Ne, aš buvau dar čia akademijos studijų metu, gal 4 kurse, mane ir ten mano kelius kursiokus paėmė į Estrelos traškučių reklamą. Tai ten yra, mes kokias gal 3 ar 4 tas reklamas nufilmavom, jas galima parodyti. Visai nieko, šiaip. Aš bijau, nes aš sutikau ir dar niekada nebuvau buvus tokiam dalykui ir gal jau važiuodama į tą pamainą galvoju, blemba, jeigu mums reikės ten apsirengti kokiais čipsais ir ką nors daryti, kur neišsiklausinėjai iki galo, ką ten veiks ir taip toliau, bet šiaip viskas labai, labai fainiai buvo ir reikėjo man kadre taip paimti čipsą ir taip suvalgyti. Ir kartoji valgyti, o čipsus paskui nebenoriu. Jau net nebegera nuo jų. Geras, kaip įdomu, kaip fainai. Aš labai tikiuosi, kad aš tą daugiau kažkur pamatysiu. Labai. Gal aš tikiuosi irgi, kad tai bus. Bus, žinoma. Šitam keliui aš tikiu, kad, žinoma, pasitiki savo jėgom, pati esi irgi savo viduje favoritė, bet vis tiek yra tokių kolegų, kurie tave įkvėpia. Mes aplamai visi vieni kitus įkvėpiam. Kas tave įkvėpia šitam tavo aktorystės keliui? Yra kažkoks tai aktorius, žmogus, gal net nebūtinai aktorius, kuris tiesiog tave įkvėpia, žinai, eiti tuo. Mane labai įkvėpia mano šeimoje esantis aktoriai ir ne tik, tai tikrai mano tėtis, jis yra toks mano tas pradinis kelrodis, kaip aš apskritai pradėjau nuo vaikystės suprasti teatrą, tai tas žmogus yra man tiesiog susijęs su teatru, tai jeigu aš turiu kažkokių ten ar problemų, ar kažkokių užstrigimų, tai aš visada žinau, kad galiu kreiptis į jį. Aišku, mano sužadėtinis, kuris taip pat, sakyčiau, tokį panašų gal kelią nuėjo kaip aš, nes mes buvom kursiokai ir dabar būnam visada kartu, tai labai taip esam įsitraukę į vienas kito tą tokį kūrybinį kelią. Ir šiaip turiu teatre labai artimų žmonių, aišku, mano kursiokai, su kuriais mes esame irgi labai artimi. Čia yra tie žmonės, kurie supranta, nes nežinau tiek apskritai, pavyzdžiui, apie tas studijas akademijoje esi girdėjus, bet ten yra toks intensyvus laikotarpis, kurį išgyveni. Tai vat su tai žmonėm, su kuriais mes tą išgyvenam, jau yra tokie broliški ir seseriški ryšiai, kur irgi visada galiu pasikalbėti, visada galiu pasikonsultuoti. Tai faina, kad teatre jau yra. O yra kažkokia žvaigždė? Lietuvos ar užsienio? Kur tu žiūri ir galvoji, wow, nu va čia tai geras. Žinau, kad Lietuvoje tai dažnai Tadas Green yra ten kažkoks iš vis merginų, tai ten yra tiesiog uleleiškė,
Uleleiškia, grinai. Kaip yra su tavim? Aš tikrai nuoširdžiai miniu šitą vardą, nes aš žinau, kiek daug žmonių, žinai, žavisi. Aš tikrai pati kaip žmogum, kaip aktorium labai žaviuosi, aš tam pasmerkti, tai pražiūrėjau viską, ką galima peržiūrėti. Pakalbėti. Taip, kažkada tikiuosi dabrėsiu. Bet aš manau, kad dabrėsiu, žinai, aš čia irgi dar esu tokia šviežutė. Taip, tai jeigu kalbant apie šiaip kažkokią inspiraciją, tuos kaip žmonės, tai dažniausiai aš žiūriu kažkokį filmą arba ten serialą ar dar ką nors ir kas labiausiai įkvepia arba sukelia įspūdį, tai yra to žmogaus kažkoks pasirodymas, ar sukuriamas ten personažas, arba tai, kaip tas žmogus priverčia jaustis. Tai kažkaip nėra, kad turėčiau gal kažką, ko ten labai labai žaviuosi, kad išskirčiau šitą žmogų, bet yra fainų jaunų žmonių. O šiaip jeigu apie teatro kolegas, tai Tadas, jis, sakyčiau, per šituos metus, kiek aš dirbu teatre, tai mes nemažai turėjom ir spektaklių kartu, jis, sakyčiau, tapo mano tokiu artimu bičiuliu, kur aš į jį kreipiuosi tikrai visokiais teatro klausimais, visokiom problemom, kurios man gal iškyla kaip jaunai dar nelabai daug apie viską žinančiai, tai jis yra tikrai labai, labai svarbus žmogus mano teatro kelyje, bet yra ir kitų teatro kolegų, Eleonora Koriznaitė, su kuria dabar vaidinsim spektaklį šiandien. Tai irgi labai įkvepiantis, palaikantis žmogus ir daug tokių. Ir Albinas Kėleris, mūsų Panevėžio pažiba, tikrai visi, čia taip net nesinori kažkaip vardais išskirstyti, bet kai aš atėjau Panevėžį ir šitą teatrą, aš žmonės šiek tiek žinojau, dėl to, kad kai buvau maža, mano tėtis tame teatre vaidino ir aktoriai, jie tiesiog subrendo per tą laiką ir galvojau, kaip man čia atėjus, kaip aš jausiuos, kaip jie žiūrės į mane, ar aš vis dar būsiu tas vaikas, ta maža mergaitė, kuri ateidavo kažkada su tėčiu į tą teatrą, bet jie žiūri labai profesionaliai, kaip į kolegiją ir bendrauja taip lygiavertiškai, tai aš esu jiems labai dėkinga, kad jie palengvino mano tą tranziciją iš mokslų į jau teatrą. Tai. Žodžiu, labai gražus tas tavo kelias, čia ir viskas su juo yra tvarkoj. Žmonėms šiaip labai yra įdomu sužinoti, kaip atrodo užkulisiai tų aktorių, tiek teatro, tiek aplamai kino. Ar aplamai toks klausimas, labai neįsiplečiam, bet ar būna taip, kad tu žiūri kažkokį filmą ir galvoji, kaip jis čia buvo pafilmuotas? Kaip čia galėjo taip būti, nes esu girdėjus šitą faktą, kad būna, žiūri filmą ir galvoja, ne kaip čia, iš kur čia ką. Ir tau tai būna? Čia mes jau, kai akademijos pirmam kurse atsidūrėm, mums pasakė viena dėstytoja, kad jums sugadintas bus teatras. Nes jūs dabar, kai žiūrėsit teatrą, jūs negalėsit kaip paprastas žiūrovas tiesiog žiūrėti šalies, visada galvoji, kaip čia yra, o kodėl, o čia matai, kad truputį meluoja, kad čia jau bišti spaudžia šitą dalyką, o čia bišti nepavyko išvežti dekoracijos, tai čia dabar jis bando kažkaip viską, pradeda matyti viską kaip ant delno padėta. Tai šiek tiek tuo klausimu, sakykime, susigadina tas toks nešališkas žiūrėjimas. Su kinu gal šiek tiek mažiau šito yra, nes vis tiek tai toks, kaip pasakyti. Ten nėra ant pliko delno. Jo, nes ten. Čia tu matai viską, čia realiai tau kaip vyksta, taip vyksta, čia neparedaguosi. Nes teatre tu intensyviai repetuoji ir kažkam ruošiesi ir tada tu turėsi eiti kiekvieną vakarą ir gyvai tai atlikti. Tu turėsi prisiminti visus tuos dalykus, gyvai atlikti, tu turėsi paimti tą vaidmenį ir nuo pradžios iki galo kiekvienoje scenoje turėsi kalbėti taip pat, turėsi taip pat judėti. Viską tu turi išlaikyti, ištemti, žodžiu, tą savo liniją. Bet kai yra kinas, jis yra vis tiek fragmentuotas ir kartais tau atrodo, kad tu nufilmuoji vieną dalyką ir eini pasižiūrėti filmo ir tu matai, kaip jis yra sumontuotas ir iškarpytas ir gal kartais, kai tu šneki, rodo kito žmogaus reakciją ir tai jau nebėra tas pats, gal ką tu pats jautėjai tuo metu vaidindamas. Ten tu gali viską sudėlioti kitaip. Bet aš su montažu kažkaip nėra man tekę to daryti, nes aš ten labai artima tam, bet čia man yra crazy dalykas, kad tu gali paimti ir tiesiog iš tų gabalėlių
sukurti kažką visiškai kito negu kad... Ir derančio tarpusavį. Jo. Tai tas iš vis crazy. Bet čia gerai, čia kaip tik, nes net neturiu omeny iš kažkokios blogosios pusės, bet manau, kad dažnai aktoriams, kurie kažkur nusifilmavo ir eina tave pasižiūrėto filmo, būna truputį surprizas. O, va, kaip čia atrodo, kaip čia sudėjo. O teatre tai tu žinai, žinai nuo pradžios iki galo, ką tu darai, ką kiti visi daro. Tai gerai, kaip atrodo, va šiandien, tu irgi bus spektaklis. Gyvai. Taip. Tai kaip atrodė šiandien tavo diena? Grimas, šukuosenos, aprangos, tretata. Nu, tai šiandien mes turim tokią repeticiją prieš spektaklį. Kartais būna, jeigu tie spektakliai tiesiog reikalauja kažkokio ar techninio, ar labiau ten prisiminti, tarkim, ten teksto kažkokio pasiruošimo, tai mes būna susitinkam scenoje, aišku, viskas jau būna paruošta, ten dekoracijos, taip toliau. Tai prasieinam tą, ką mums reikia, su savo rūbais dar, visą ką ten, žodžiu, prisimenam, pasitarėm, o paskui jau, nu taip, einam į grimą, yra dar toks laikas, dažniausiai vis tiek po repeticijos, ten kokią valandėlę, tavo paties tam pasiruošimo ritualui, kas ką daro, kas ką nori daryti. Aš dažniausiai atlieku to savo pasiruošimo ritualus, bet čia gal... Kaip tai tie ritualai atrodo, kažkas parūkyta eina? Jo, nu, kažkas kavos. Aš nerūkau, tai reikia kažkaip kitaip tada laiką leisti. Ne, nu čia irgi yra labai individualus dalykas, toks gal ir asmeniškas, net sakyčiau, tai gal čia taip tiksliai nesidalinsiu, bet vis tiek, eidamas prieš spektaklį, tu turi būti pasiruošęs balsiškai, kad tu galėtum kalbėti garsiai. Dabar dažnai palengvina tai, jog scenoje yra kažkur paslėptų tų mikrofonų erdvinių, kad galėtų šiek tiek geriau skambėti. Bet šiaip turi kalbėti garsiai, turi būti pasiruošęs visą spektaklį, naudoti, žodžiu, savo balsą, turi ten ir ten. Mankštą padaryti vis tiek, kad jaustumės... Buvo trupučiuką, čia mankštą padarysim balselę, jo, bet šitie dalykai yra svarbus, kad tu nesijaustum toksai užsiblokavęs, kad tu nepradėtum vaidinti, nu, žodžiu, atpalaiduoji savo kūną, visas čakras atveri, balsas, viskas atsiveria, tu esi lakštingala, gulbė, viskas viename. Ir keliauji tada ant scenos drąsiai išsilaisvinus. Tiesiog iš to susikaušusio kūno turi pereiti į tą atsipalaidavusi, kuris turi lipti ant scenos. Jo. Realiai. Aišku, nes ten, pavyzdžiui, prisiminti tekstą, tai aišku, ne paskutinę dieną tai yra geriausia daryti. Priklauso dar, kada rodai tą spektaklį. Jeigu neseniai, tai viskas daug paprasčiau būna. Bet jeigu čia vienas iš tų, kur rodai seniai, tai tada tu turi ten prisiminti, aš ir ten atsiverčiu piesę, perskaitau visas ten pastabas, kurias mes... Tai nieko neatsiminčiau, užlipčiau ten mažiausiai atsipalaidavus tikriausiai. Dėl to ir užsirašai viską dėl to. Nu, čia toks tampa, kaip sako, dviračiu važiuot, kur viskas tampa tokia kūno atmintim, kur aš galvoju, Dieve, aš neatsimenu to monologo, ten ilgas, bet pradedi sakyti ir tie žodžiai patys eina, nes tiek kartų kartoji, kur jau patys ateina. Aš dabar galvoju, kokią aš aktorę nesenai klausiausi, kažkokia aktorė sakė, ar dainininkė, aktorė, man atrodo, sako, aš užlipu ant scenos ir sako, aš suprantu, kad aš nieko nebežinau ir man reikia sakyti. Ir sako, ir aš bandau sakyti, ir mano lūpos kalba, bet aš suprantu, kad su smegenim tai neturi nieko bendro. Sako, ant kiek kūnas jis tiesiog pats turi atmintį išlavintą, kad kalba lūpos ir su smegenim tai nieko bendro neturi. Sako, šitie du dalykai nesiriša, aš galvoju, kad aš nieko blemba nemoku, kad aš nieko neprisimenu, kad man juodas lapas, bet mano lūpas šneka tekstą. Tai ant kiek tas, man iš vis, aš labai daug tokių istorijų klausau, aš labai daug podcastų žiūriu ir visokių tokių, nesu pati, kaip nemoku piešti, nesu aktorė, kažkada ten triukę vaidinau ir man labai patiko, bet aš nežinau, ar aš šitai sukčiau, bet aš labai domiuosi, nes man labai patinka. Tai aš tiek istorijų prisiklausiu ir man taip žavu, žinok, yra. Kaip aktoriaus kūnas, jis, kaip tu sakai, kaip dviračių važiuoti, jis tiesiog kažkaip, nepaaiškinami procesai ten vyksta. Bet čia net nesakyčiau, kad vien aktoriaus, čia tiesiog visų žmonių šitas dalykas yra. Nes jeigu tu kartoji kažką daug, pavyzdžiui, kai repetuoji, vieną kartą padarai, antrą kartą, trečią, ketvirtą, penktą, dar tada artėja premjera, turi belė tiek repeticijų, kur yra perbėgos, kartoji, tai kažkaip jau įsėda į tą ilgalaikį atmintį. Aišku, visko būna, kad pasimiršta patys paprasčiausi dalykai. Man, pavyzdžiui, buvo per vieną spektaklį, kur ten aš net tiesiog kažkoks tai ten dialogas ir aš turiu pasakyti, ir kažkaip tai ten prasidėjo žemės drebėjimas repeticijai ir aš kažkaip pamiršau
žemės drebėjimas. Ir aš sakau, prasidėjo. Ir aš kaip ir taip čiut atsimenu, kad kažkas čia blogo. Aš sakau, tsunamis prasidėjo. Ir tada atrodo viskas tai pradėjo birėti, kur aš dėl tos vienos frazės, kurią pamiršai, tada pradedi panikuoti, kad čia gal ne taip, gal čia, aišku, ten viskas gerai buvo, čia toks sekundžių reikalas, vienas kažkoks sustrigimas, kur tavo kolegos žino, kad taip, kad čia kažkas ne visiškai tiksliai vyksta, bet tikiuosi visada, kad žiūrovai šito nepajaus. Tai gal čia irgi kažkoks, bet viena iš tų aktoriaus užduočių yra taip vestis kartu žiūrovą su savim, kad jisai nejaustų, kad kažkas yra ne taip, net jeigu kažkas yra ne taip. Nes čia nutinka, bet kam gali nutikti tą tekstą. Tai visiškai, aš iš tikrųjų, aš įsivaizduoju, kaip jūs jaučiatės užlipę ant scenos, bet jūs dar turite savo ritualus, aš tikrai prisimenu ir nesenai visai rašiau tekstą, kaip kažkada aš gavau mokyklos teatre vaidmenį ir aš buvau višta. O Dieve mano, tau juokinga, aš tada galvoju, aš numirsiu iš džiaugsmo. Aš buvau višta, tu gali įsivaizduoti, čia koks, čia visos varnos, o aš esu višta ir su gaidžiu vaikštu atlieku pagrindinius vaidmenis. Bet kaip širdis krito į pakinklius, o Viešpatie Marija, kol aš neišėjau. Aš išeinu ir aš tokia ponia višta, kakariekienė jaučiuosi, kad atrodo, aš čia dabar valdau visą tvartą, čia dabar arkliai, kiaulės, visi man krenta, lenkėsi, nes ateina žvaigždė. Aš taip jaučiausi išėjus. Aš aplamai tokia iš savęs žydai esu, kur man patinka dėmesys, man patinka save rodyti, taškyt, aš šiaip tokia ištaškyta visa, bet gal dėl to aš ir negalėčiau būti aktorė, nes aš nemoku susikoncentruoti ir aš žinok, tikrai turiu tą ADHD, man atrodo. Man kitų kakariekų būtų, bet aš galiu pasigirti tik tuo, kad aš buvau aktorė ir buvau višta. Labai gerai. Ir labai džiaugiuosi tą vaidmenį kaip pačios dienos. Aišku, tavo vaidmenį aš tikrai džiaugiuosi daug labiau nei savo vištos. Ir tavo pasiekimai tikrai yra dideli ir yra kuo didžiuotis. Labai džiaugiuosi, kad tu eini savo to ir tevelio pėdomis, žinai, bet tuo pačiu kurdama save, autentišką save. Nes tu visai kitokia, kiekvienas žmogus aplamai yra kitoks. Ir labai džiaugiuosi, kad mes šiandien tave pažinom. Dažnai pamatėm ir tą aktoriaus gyvenimą išgirdom ir kaip aplamai viskas vyksta ir kaip tu dylini savo gyvenimą su tom skirtingom veiklom. Ir labai gera čia tave buvo turėti. Ir yra tokia paskutinė užduotis, kurią gauna kiekvienas mano pašnekovas. Gausi ir tu, žinok, niekur nepabėgsi, niekur nepradingsi. Tau reikia traukti kortelę ir pasakyti, ką tu mieliau rinktumės. Ten yra prirašytų kreiz dalykų. Bet čia nuo viršaus ar be? Žinok, kratykit, jūs pakratykit tą kaladę. Gerai. Nebijokit, nei kas. O reikia kurią pusę perskaityti? Pamatysi, atsiversi kortelę. Įsitrauksi ir pasižiūrėsi. Ten parašyta, viskas parašyta. Gerai. Ar mieliau rinktumėsi? Gyventi pasaulyje, kuriame visi nuolat sako tiesą, ar pasaulyje, kuriame visi visada geros nuotaikos? Patikslinti klausimą. Nes visi visada geros nuotaikos, tai jie apsimeta, kad jie yra geros nuotaikos, ar iš tikrųjų visada? Aš manau, kad iš tikrųjų geros nuotaikos. Kai žinai, tai neįpratė, labą dieną, kaip jūs sekasi, kokia šiandien tavo diena buvo, vietoj to, kad ateini į pardą ir kitas. Ko nori, cigarečių? Imk. Tada tikrai rinkčiausi pasaulį, kuriame visada visi yra geros nuotaikos, nes tiesa, šiaip tiesa yra relatyvi, kitas dalykas, teatras yra melas praktiškai. Tai jeigu visi sakytų tiesą, tai tada nebūtų ir teatro. Taip, tai viskas baigtųsi visi dalykai. Taip, tu dabar dar vieną. Ačiū, dabar geras, gavau užduotį ir aš, wow, įdomiai laida pasisuko. Gerai, traukiu. Ar mieliau rinktumėsi mokėti kvėpuoti po vandeniu, bet tik 1 valandą per dieną, ar skraidyti 10 minučių per dieną, bet tik virš vandens? Absoliutliai skraidyčiau 10 minučių per dieną, bet virš vandens primatyčiau tokių įdomių dalykų. Fun factas, man atrodo, jau sakiau šitą laidoj, bet šią vasarą šoku parašiutu. Žinok, patiko? Žinok, jeigu tu galvoji, kad tu kaip aktorė esi Naruto, tai tu neįsivaizduoji, kokia čia gyvybė sėdi. Čia iš vis kukų namai absoliutus yra. Vežkit mane kažkur šokinėti nuo Lūno, Kalnūno, bet kur. Aš, žinok, iš vis taip noriu išgyventi gyvenimą pilnom saujam. Wow, kaip man yra gera. Tai, žinai, noriu šokti ir pajaust,
ką reiškia, žinai, tas gyvenimas tarp baimės, o Dieve, aš galiu numirti ir, aš jau nusileidau. Tai labai labai įdomu. Gerai, šiaip iš tikrųjų pirmą kartą mano pašnekovas atsuko kaladę man ir liepė man įstraukti, tai labai įdomu ir matas, kad turiu aktorę, kuri mėgsta improvizuoti. Kitas iki, jeigu dar kada man teks ateiti, tai aš tavęs tada jau klausiu. Daugiau apie tavo vištos vaidmenį dar galėčiau. Žinok, nesenai buvo laida, aš apsukau viską. Aš kalbinau savo pašnekovus ir tada mano tie pašnekovai sako, tai kodėl nėra laidos apie tave? Tu prasme, tu irgi asmenybė, čia čia traleliau, ko čia nėra apie tave? Ok, gerai, aš tada apsukau. Sakau, jūs dabar man užduokit klausimus, ta prasme surašykit, tai mes nesenai padarėm laidą apie mane. Bet aš tik noriu pasakyti, kad mes dar susitiksim. Todėl, kad aš nežinau, kiek šita laida truks, aš nežinau, kiek mes turėsim pašnekovų, kurie norės čia atvykti. Bet kai ta laida baigsis, mes turėsim labai gražų pašnekovų susitikimą su didžėju, tikriausiai tokia baliuška pusiau ir tokį gražų renginį. Nes šita laida, aš kaip tau ir pasakau, lipant laiptais, kad man jinai yra pati asmeniškai labai svarbi ir aš manau, kad tai yra labai svarbu miestui, nes aš rodau, koks turtingas yra Panevėžys. Ir tai yra miestas, kurį aš myliu, nesvarbu, kad aš esu registruota Radviliškio rajone, mano namai yra čia. Aš čia gyvenu, aš šitą miestą myliu ir myliu visus šitos aktorius su visais savo trūkumais ir visais savo pliusais ir su viskuo absoliučiai. Tai, įsikvėpiam ir ačiū žiauriai tau, kad tu čia atėjai. Wow, labai labai gera patirtis. Ačiū jums žiūrovai, kad šiandieną buvot ir susimatysim kitą šeštadienį. Bye bye.